17 kilometrų į kalną. Sakalėlik! Ei, nelenk! Neapsigaukit, kad čia, oi, kaip gražu, mes minam kalnuose. Ryt neminsiu. Einam skalbti. 7 valandos. Anų į baseiną. Kad jūs žinotumėt, kaip nelengva keltis po gimtadienio ryte. Pasiruošę? Ready? Steady, go. Važiuojam į baseiną. Kažkaip be problemų tai sutilpom. Į mašiną. Ilhasas gale. Dar 2 žmonės gali. Spėkit, kur sėdžiu. Mane tai žiedė apsisukti. Policija nematys. Į baseiną atvykome anksti, dar prieš jam atsidarant, žmonės laukė eilėse. Sulaukėme eilėje mes, ėjom į vidų, susimokėjom po 8,50 € ir šokome į baseiną. Tai buvo mano pirmas plaukimas po pusės metų pertraukos. Ką, Aleksėjus, kaip sekėsi plaukti? Toks vanduo, nieko nesimato, pradžioje dvidukas dar priešingą pusę plaukė. Aleksėjus išaiškino taisyklės. Sorry. Main route by Tesco. Yeah, from right side every time. Yeah. Like here. Okay. Bet dabar va liko mūsų tik takai ir viskas. Bet ir mes išeinam. Šiandien nuplaukiau 1,5 kilometrą, gal šiek tiek daugiau, nes dar kojom buvo labai smagu, kojos atsigauna, dabar varom valgyti. Ką minsi? 2 valandas lengvai, kad galėčiau rytoj vėl pasipenkinti, kaip reikiant. Jei, tok 5. Gero kelio! Rūta išmynė, o šiandien aš pasiėmiau laisvą dieną nuo dviračio, tai atsisėsiu čia kur nors stovėsiu prie baseino ir pamontuosiu šiek tiek video. Po pietų grįžo Rūta numinus 80 km, šiek tiek pailsėjom, bei nuvykom patikrinti Mėlynojo Denijos stadioną. Ir šiandien darysim vieną iš treniruočių, kuri padės jums pasiruošti ir maratonui, ir 5 km, ir pusį maratono, ir dar daugelį distancijų. Bet čia paliekam intrigą. Apie šią treniruotę ir visą Vytauto pasiruošimą maratonui pamatysite atskirame video. Na, tai kiek kilometrų šiandien laukia? Ar užteks pasistiprinimo? Tudurns važiuosi. Į Tudurns ir galvoji, čia kiaušinukais praseisi? Kiaušinukai. Kur angliavandeniai? Iš kišenių traukia. Čia šiandienos geliukai. Supakuota visas labai patogiai. Šiandien laukia vadinamasis Queen Stage. Minsim 160 km su 2,5 tūkstančio sukilimo. Išminam po valandos ir dabar šiek tiek tikrinam orus, tai neramumas, kad niekur šiandien aplinkui nelis, tik tai toj vietoje, į kurią minam ir kur mūsų pagrindinis Tudons kalnas. O tu ar nori į lietų? Labai nenoriu. Kažkaip jau buvau nusteigus minčių tą maršrutą ir kad ir kaip bus sunkus, bet išgirdus apie lietų, tai aš dabar jau bijau ir nežinau iš tikrųjų ką daryti. Gal keisti kažką lengvesnio? Galim. Dar turi valandėlę pamastyti. Mariau, nusiteikęs? Be abejo. Imsim. Nu ką, turim pradžią. Išjudam. Ir aišku, man kažkodėl susišvietė, kad reikia Jablonskį prisivyti. Palikom grupę. Dirbam su Jablonskiu, tiksliau Jablonskis dirba. Aš iš galo. Pirma šiandienos įkalnė. Ir mano degtukai jau sudeginti. Go, go, go! Ir aišku, techninė palyda, techninis personalas iš galo. Ironman mo. Ką čia galėja? Pagalba Meinardui ir man. O, thank you! Good luck! Nu va, pastūmė ir mane į kalniuką.
faina. Dėdukai stumė į kalniuką. Dėduką. Priekyje laukia kol diratės. Bandysim minti pastangą. Žiūrėsim kaip seksis. Liko 1,5 kilometro kilt. Ir aš jau galvoju, jeigu kas nors sakys, trumpinam maršrutą ir važiuojam namo, aš sutiksiu. Ir Rūta juokės už kadro, bet aš šį kartą jau norėčiau kažkaip tai. Ne tas nusiteikimas, bet pažiūrėsim, gal pramuš. Viskas užkilau į viršų. Laukiu Rūtos. Čia viršų šiek tiek šaltoka, tai aš ir dar keli žmonės tiko laukti. Dalis nusileido žemyno kalno, kad kur mažiau vėjo ir šilčiau bus laukti kitų. O va, matau, atvažiuoja jau į Rūtą. Abi dvi Rūtos. Sakiau, jeigu kas nors atsiras, nors vienas sakys, gal keičiam maršrutą, žinai, ar kažkokį sukam kitą ratą namo, sutiksiu. Tai gerai, leidžiamės nuo kalno, ten šilčiau bus. Va, atrieda. Na gerai, nuotaika pasitaisė, kažkaip viskas darosi vėl smagiau. Nusileidom pusiau nuo Kalderyts ir truputį pakilimo ir nežinau kas toliau. Aš jau viena likusi, kaip visada nuo kalno išplaukiu ir minu savo tempu, bet nepergyvenu, man gerai. Labai gerai varai. Saulė tau šypsosi, o tu saulį šypsaisi. O tu man. Važiuok, važiuok! Rūtas automobilių palyda. Varyk, varyk! Olei! Va, sustojai. Su Pokčiaru, žiūrėk. Mačiau, čia Pogačiaras buvo. Sustojimas pirmas didesnis, perkam vandens, kolos ir pyrago ar dar kokias nori. Vyksta svarstymai, ką daryti. Pranašauja stiprų lietų mūsų numatytą maršrutę. Visiškai saulytė šviečia, apie kokią čia lietų kalba. Geriau nežiūrėt prognozių. Visi nusprendė mint, kai bus, tai bus. Persižegnojom. Bet nedžiugina vis tiek. Kol kas visi ženklai rodo, kad ant kalno šalta, nesmagu ir galimai lyja, bet plano tai mūsų nekeičia. 1% GoPro batarkės, tai bet turiu kitą dažnai pasikeis. 13:20 prasideda ilgoji kelionė į Tudons kalną. Kaip mes sakom, Tudorns kalną. 17 kilometrų dabar mėnesį kalną. 17 kilometrų vaikyti. O dangus, kas čia bus. Jau pusvalandis kaip minu, liko 7,5 km, 450 sukilimo. Ką tik suvalgiau geliuką, energijos reikia. Ir dar energija, priekį matosi jau Rūta. Jau visai šalia. Kiestu, kaip jauties? Neblogai. Matau, tavo maldas išklausė. Klausė, nėra lietaus. Jokio lietaus. Čia turėjo lytą, ne? Taip. Kaip Rūta? Gerai. Sprendžiu dilemą, labai noriu tualetą. Ar ištempsi iki viršaus? Iki viršaus dar va, lygiai 7 km. Gerai. Nepasiduodu provokacijom, min su kitom grupėm čia kas praminė. Bandau savo tempo laikytis. Gerai, sustiksim viršui. Liko 3 km. 173 sukilimo. Jau sunkoka ir kalbėt. Prieš 2 metus, kai dariau ataką, antras po manęs atkilo Marcinkevičius, užsileidęs ant viso garso sako lelek. Šiandien irgi į kalną kilsiu su daina. Gal net dabar jau reikėtų. Lelek, saka lelek, mano saka lelek.
1000. Sakalėlik. Viskas. Atsirodo. Viskas, finišas. Yes. Tudons. Kur lieki? Labai spaudžia reikalai. 17 km į kalnę. Šiaip 17 km į kalnę kentėjau, tai galvoju, galėjau geriau sustoti. Gerai, liek. Užkilus pagaliau palengvėjo, nusifotografavom, nenorėjom ilgai šalti ir važiavom toliau. Trumpas sustojimas, pasipildom vandens. O iš tikrųjų girdžiu, kad už kampo jau ir visi tritonai. Ponios ir ponai. Netyčia. Čia kaip gamtoj viskas skaniausia, tai ir dabar batonas su kumpiu. Tai ką ten išmokai nuo kalno leisti? Anksčiau leidausi ant kalno, nuo kalno vairą laikydamas iš viršaus, tai nesąmonė, dabar leidžiuosi iš pačios, tai leidimasis malonus. Atradimas. Išmokau, kad į poskus įvažiuojant greičiau, juos lengviau netgi išim dažnai. Dabar atsiranda ir smagumas leidimėse, tai žiauriai gerai. O ką tu išmokai? Irgi mokausi leistis, pažanga nuo vakar padaryta. Jau šiandien geriau varau. Dar blogiausiai negu visi, bet jau geriau. O kaip šiaip savijauta? Labai gerai, aš atsigau. Man šiaip buvo sunkiausia pati pradžia šiandien. Tai dabar jau gal varyt iki galo. Tiesiog, jeigu nebenori mint namo, tai reikia daugiau mint. Ir tada būna geriau. Va, pildamės vandenuką. Sako, šventintas, va. Einam vieškeliais. Čia žiauriai gražu aplinkui. Labai faini vaizdai. Bet stiprus kilimai, stačias įkalnes, nėra atitvarų, daug žvyro, tai nėra kada filmuoti. Va, nežinau, čia kas matas, nesimato, bet žiauriai gerai. Tai kokį slėnį. Oi. Oi. Dar laukia. Smagumienai. Paskutinė įkalnė. 11 iš 11. Į šitą sukylam. Sukylam į šitą įkalnę. Ir laukia beveik visas kelias žemyn. Vienas įleidimas. Tai kad... Ir rytoj dėjo! Nu va, Rūta numina čia. Ir tuo ją pamatysim ten. O operatorių darbas irgi ne iš lengvųjų. Dabar reikia lėkvytis. Nesinori prisišnekėti, bet visi sukilimai surinkti. Liko nuokalnė ir mažos įkalnės. Rūta stabteli. Sveikinu. Neapsigaukit, kad čia, oi, kaip gražu, mes minam kalnuose. Aš žinokit, kad būna velniškai sunku, kur galvoju, ką aš čia veikiu. Ant tiek sunku, kad varžybose aš taip neišsikraunu ir nekenčiu. Pažiūrėsim, ką kalbės, kai grįšim ir susidėlios visos mintys. I love you, baby. Ai, sušalo vyrelis. Liko tik, galima sakyti, vienas įleidimas, tai reikia apsirengti, šalta. Man tai nuotaika gera. Tikriausiai daug kartų sakiau. Man tai patinka minti į tos kalnus. Ir man tai čia, kad ir sunku, bet aš nejaučiu tame kančios. Man šitas sunkumas yra kaifas.
Nu, aš fiziškai pavargštu, bet emociškai pasikraunu. Aš Tai į tuos labai džiaugiuosi. tolygius, tai man visai patinka, bet kai yra jau super status, tai aš to malonumo nejaučiu. Viskas, važiuojam namo. Ai, kaip gražyti. Ir čia ragada. Žiūrėkit, ką rašo Garminas. Training status productive. Ar taip įmanoma? Su tokia treniruotė. Garminas rašo, kad productive. Nu, stebuklas. Šiandien minta 160 km. Per 6 valandas 25, sukilta beveik 3 km ir sudeginta 4400 kalorijų. Ryt neminsiu. Viskas. Šiandien man poilsio diena nuo dviračio, tai visiškai lengvas bėgimas, bėgo pagal pulsą iki 130, tai labai gera, kojas po nakties atsigavusios, nubėgdama visiškai nejaučiu, kad būtų medinės, tai labai džiaugiuosi ir rytoj jau tikrai bus atgavus jėgas ir galėsim toliau draugauti su dviratuku. Vis dar pulsiukas rodo labai gerai, vadinasi, nesu tokia pavargusi. Tai super, judu. Toliau kol Vytautas mina. Ėjom vokti abalių. Naktį 3:30. Apa, tandeminį dviratį primena mūsų vestuvės. Visai kaip per vestuvės. Good, nice. Einam skalbtis. Mes rankomis skalbėm viešbutį tik sporto rūbus, nes jie labai greitai žiūsta, o dabar darom didįjį kelionės skalbimą vieną kartą per stovyklą. Tai einam į skalbyklą, pilna kuprinė rūbų, einam skalbti. Einam. Antra, varom. 40. Va, šiais laikais vyrui skalbia, ne? Kaina 5 eurai. Ir džiovyklė plus dar 5 eurai. Už 10 eurų būtų. 30 minučių turim laiko. Kol skalbėsi rūbai, tai laukiam deserto. Tęsim recoverio procedūrą. Dabar malonumo akimirka, pusvalandis masažiuko. Masažas į kambarį, niekur nereikia įti. Ne visai masažas, bet Tikra recovery diena šiandien. tikrai recovery visiškai. Visiškai, aš jau po šiandienos, rytoj galėsiu minti max 200 kg, jeigu reikės. Pamaina. Dabar rekaverinasi Vytautas ir montuoja, ruošia jums medžiagą. Bandysim pirmą video stovyklos metu dar įkelt ir įkelsim. O kitus gal ir po, gal ir per, matysim. Bet medžiagos tikrai turim. Bus ne tik iš dviračių, bus ir iš bėgimo. Bet jūs tikriausiai jau mato tą video. Tai palaikykit, spauskit patinka, spauskit prenumeruoti ir video tik daugės. Tris, 2, 1, vaik. Ko norėtų mano sūnau vakarienį šiandien?